Jeigu darai biznį, bet ne jokių ten kreivų. Dundukai, jie, blėt, puši gaudas, blėt. Sveiki sugrįžę į dar vieną epizodą į Trauka ir benzinas. Po 3 metų pertraukos grįžtam atgal, stipriau, geriau. Turim dar vieną lenktynininką su gražiu Civiku, bet prisistatyk. Vardas, pavardė, kokia čia mašina? Sveiki automanai, esu Edvinas Puidokas, vairuoju Honda Civic, labai seną Honda. Vis tiek kažkada buvo tas momentas, kai prasidėjo visas tas, nes iš oro tokios mašinas nepradėti statyti. Vat kada prasidėjo tavo automano tokia kelionė? Prasidėjo realiai labai anksti, man buvo 15 metų. Tai kadangi turėjau vyresnių draugų, jie pradėdavo važiuoti slalomus, domėtis daugiau automobiliais, tai kažkaip ta visa pasaulėžiūra pradėjo formuotis tuo metu. Mane veždavosi į slalomą kartu pabūti, padėti. Tai nuo to užsikabinau, o pats vairavimas man patiko nuo pat ten, kol vaikščiot pradėjau, ten senelis išmokė vairą sukinėti ir buvo viskas, jau laukiau tiesiog tos minutės, kada galėsiu vairuoti. Tai nuo aplinkos realiai? Taip, realiai nuo aplinkos. O koks buvo tavo pirmas automobilis, kai jau žinojai, kad nori savo pirmą automobilį, kokį išsirinkai? Tai būtent ir buvo Honda Civicas. Jo, tik tais buvo jisai 5 generacijos, kupė modelis. Tai dienai, aišku, ir pinigų nebuvo ten daug, tai ką galėjau įpirkti, tą ir pirkau. Tai ten nupirkau pirmąją stovinčią 2 metus lauke, apleistą, be technikinė senoviai, nevažiuota daug laiko, bet jinai buvo pigi. Tai čia buvo pats šansas. Tai 17 metų aš ją nusipirkau, pradėjau parduotuvės aikštelėj ten ją gimdyti, kad jin pradėtų tapti civilizuota. Tai step by step, po biškį iki 18 metų aš ją pasidariau, kol jinai būtų legali. Toks buvo projektėlis. Jo, jau realiai iškart prasidėjau nuo problemų. Gerai, o už mūsų stovi tavo dabartinis nedeilės, kaip suprantu. Ne. Savaitgalinė tokia mašina. Taip. O kiek laiko tu ją turėjau pas save? 8 metai su trupučiu. Nusipirkai visiškai stoką ar buvo kažkas daryta? Buvo daryta, iš tikrųjų ta mašina buvo pas mano draugą ir mes jam padėjom kartu visi ten savaitgalį pasvapinti galingesnį variklį, ten šiek tiek pamodifikuoti, mes visą laiką susirinkdom kažką kartu daryti, tai jis buvo modifikuotas, mėgėjiškai labai taip, bet buvo geras variklis, ganėtinai neblogas kėbulas, tai nebuvo, kad visiškas stokas. Svėri kažkada? Jo, svėriau, jeigu gerai pamenu, svoris be manęs, aišku, nes aš kardinaliai pakeičiu tos mašinos svorį, tai be manęs jinai sveria 9,40 atrodo. Turėtų smagiai lakstyti trasai. Pakankamai, ta prasme tikrai pakankamai. Kaip tokiam 1.6 motorui, tai įspūdingai gerai. Žinau, kad važinėjai slalomo varžybas, bet važinėjai ir žiedę, kiek mačiau iš tavo YouTube kanalo. Tai kaip taip nusprendė, kad reikia iš slalomo į kažką daugiau, greičiau? Rimčiau, kaip sakoma. Tiesiog slalomai būdavo taip, kad labai sunki pradžia buvo, ten labai mažai varžybų važiuodavau, bet nes vis kažką konstruodavau ir tu, sakau, eilinį kartą, žinai, autosportas, brangus dalykas, tai pinigai ir taip toliau. Tai prasidėjo nuo to, kad pradėjau važiuoti slalomus, keletą metų pradėjau važiuoti ir tada nusprendžiau, kad noriu vieną sezoną paimti ir suvažiuoti kažkokią tai čempionatą, kur galėčiau pasižiūrėti savo lygį, nes vieną etapą laimėjus dar ne viskas, kai reikia išlaikyti tą stabilumą per visus 6 etapus ir įrodyti tą rezultatą. Nusprendžiau suvažiuoti tokį vieną rimtą sezoną ir tą sezoną nei vienų varžybų nepalaimėjau, visur buvau pirmoji vietoje savo klasiai, laisvoj klasiai taip pat visą laiką top 3 driveris buvau, tai supratau, kad nebėra to azarto, nebėra to hypo, kai tu atvažiuoji ir tu žinai, kad esi top 3, nebėra to tokio motyvacijos, žinai, labai stengtis. Jo. Tai dėl to pradėjau galvoti, kad arba dabar mes kylam aukščiau, arba tiesiog paliekam kaip pramogą, tiesiog kartais išvažiuoti, nei jokio ten čempionato. Tai tiesiog pasidėliojus finansus, pagalvojus, kaip geriau startuoti tam žiediniam lenktynėm, tai taip nusprendžiau, kad slalomus dar kaip pramogai karts nuo karto labiau kaip treniruotį dar atlieka. Bent jau praeitais metais porą suvažiavau, o šiais metais jau galutinai tiesiog tik žiedas ir viskas. Tai pasakai, kad pradėsi naują sezoną, o kada kitos varžybos? Dabar pirmosios varžybos mano bus gegužė 23, tai čia panašiai už 2 savaičių. 2 savaičių ir neseniai įsidėjai motorą, pasakai. Jo, šią žiemą jau. Tai turėtų jau geresni rezultatai bus, jau sakoma. Rezultatai, jo, šiaip iš tikrųjų, matai, pas mūsų pro lygoje Lietuvos čempionate nebėra 1.6 pro klasė, o prieš tai mano kitas Honda Civic automobilis, su kuriuo važiuoju žiedę, nes ne su šito važiuoju. Su tuo kėbulu buvo 1.6 motoras ir pilni lankai, pro lygos grinai automobilis. Tai tiesiog aš važiavau su 1.6 motoru,
kapoti su 2 litrais motorais. Tai, čia yra didžiulis, Nesąžininga. labai didžiulis skirtumas. Tai iš principo realiai turėčiau šiais metais galbūt pagerinti rezultatus, bet kiek žinau ir konkurencija padidėjo šiais metais, tai viskas auga palaipsniui vienu kartu, žinai. Jo. Čia, kas nežino, tai Edinas turi penktą Civiką, pilnai ruoštą žiedui, neseniai įsidėjo 2 litrų K20, koks ten K20 A2. A2. Tai rimtas projektas, kaip sakoma. Daug daryta yra, matau, čia tam ant to 4 Civiko ir liveris, ir kėdės, ir rankinis, ir variklis kitas. O kokie dar planai, ką dar norėtum padaryti? Atrodo, baigtam projektui. Jo, iš tikrųjų, ateityje tai nebent ką aš norėčiau su ją padaryti, tai tiesiog viską iš naujo perdaryti tą, ką aš padariau kažkada senai. Nes tiesiog per ilgą laiko naudojimą atsirado tiek kėbulė, jau labai daug visokių, kaip sakyt, kasekų, žinai. Pats motoras irgi atvažiavo 8 metus, tai norėčiau tiesiog vieną žiemą tiesiog paimti į visą išardyti. Refreshą. Jo, visišką refreshą padaryti tai mašinai, kad jinai taptų tokia tiesiog ideali, išvažiuoti mieste, gražiai pasivažinėti. Aš noriu ir šof, aš noriu į mytą, aš noriu slalomą, noriu visko, žinai. Ir gavos, kad ta mašina turėjo atkentėti viską, ką aš su ją norėjau daryti. Čia tokia pavojinga zona, žinai, jeigu tu išardysi, po to bus žiūrėk ir turbo jau gal, dar kažką. Jo, čia gali įsivelt. Reikia išlaikyti tą savo planą, bet aš kažkaip visą laiką to savo projektus darau, tai kažkaip aš tą savo planą visą laiką stengiuosi laikyti, kažkiek pabėginu jo visada, nes sugalvoju, blemba, jau tiek yra padaryta, galima kažką biškį dar paauginti. Jau variklį išėmęs, ką čia. Jo. Ką kitaip darytum, jeigu dabar iš naujo gautum tokią pačią mašiną? Iš tikrųjų, manau, kad aš tą ir padaryčiau, tai kad mašinai priskirčiau paskirtį. Nes čia mano didžiausia ir buvo padaryta realiai klaida, kad aš norėjau viskam, žinai, tos mašinos, bet, prabanga yra turėti vieną mašiną tam, žinai, kitą vaikus į darželį vežioti, žinai. Tai čia būtų mano pagrindinis dalykas, turbūt, kad tą mašiną būčiau daręs grinai pagal paskirtį, kad būtų tiesus kelias ir aiškus kelias, ką su ja veiksi. Tai kam dabar priskirtum šitą mašiną? Dabar priskirčiau, kadangi jau turiu žiedinį Civiką, tai šitą priskirčiau tiesiog, kad pramogai. Eksperimentam. Jo, toks su draugais į miestą išvažiuoti, žinai, nes jinai nėra ten tokia galinga, kad ten dabar, vis tiek laikai keičiasi, tos mašinos gamykliškai žiauriai galingos yra, tai užmaučiau kokią turbo, žinai, tada pasilyginti, žinai, priartėti prie to šiuolaikinio, žinai, pokyčio mašinų. Jo, dasivyt. Mašinas reklamuojat, ar kaip? Pardavinėjom. Vis tiek buvo kažkokių klaidų, gal kažkokių, kaip sprendimų neteisingų. Kokia buvo brangiausia klaida tavo? Brangiai dažyti mašiną. Ta prasme, vis tiek sakau, kaip neturėjau tą mašiną paskirties, tai realiai pagrindė klaida buvo, kad tiesiog naudojau brangius dažus, nes norėjau, kad jinai gerai atrodytų, o tu ją leidai į varžybą, žinai, vis tiek akmenukai, fiškės, viskas daro damedžą, tai aš neskaitau kaip klaidos, bet reikėtų paskirti, mašinai turėti paskirti. Šiaip geras rezultatas, jeigu taip mašiną visur vežioju, bet ir buvo ir rezultatai, ir show-offai visokie laimėti. Tai kada jau prasidėtas toks, kad jau, čia jau toks rimtas bildas, čia jau įsivėlęs esu gerai. Ar buvo tokių momentų gal kažkur, pavyzdžiui, kad jau nežinau, ką daryti, čia jau reikia kažkokios pagalbos? Buvo su ta pirma mašina realiai toks momentas, kada aš tą pirmąjį sezoną praėjau technikinę, ten pirmą tą sezoną pavažinėjau, ten po poros mėnesių užkalė motoras, todėl kad aš nekeičiau tepalų, neturėjau pinigų tam ir supratimo jokio, žinai. Kad reikia keisti tepalus. Jo, kad reikia keisti tepalus, tai sugadinau ten gerą motorą, tiesiog važinėdamas tą sezoną, matydamas kitus gražius automobilius, pradėjau jau sukti galvą, ką mes veiksim žiemą. Kai aš ją pradėjau daryti, tada supratau, kad aš čia turiu rimtą jau projektą. Ta prasme, čia jau įsivėliau rimtą projektą. Nes galiausiai buvo, kad sakau, reikia ten pasitvarkyti važiuoklę, taram, bet kai matau, kad tos arkos išpūvusios, tai kokio velnio ta važiuoklė, jeigu tu arkų neturi, žinai. Jeigu byra mašina. Jo, galiausiai tada kam tos arkos ir važiuoklė, jeigu tavo tas motoras lieva, žinai. Rituliavo iki to, kad aš per tą žiemą, būdamas studentas, pirmąją savo tokią kaip projektą žiemą, aš perinkau nuo nulio motorą, perinkau nuo nulio važiuoklę ir perdažiau visą tą mašiną. Ir po 2 savaičių daužiau. Toks biškė gaila. Tai, žinai, kai metai eina, tas problemas išgydo, bet jo, ten buvo blemba filmas, grynas. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū Edvinui, kad pasirodė, kad ištraukė į saulę savo grožį vėl. Ačiū, kad pakvietei.
Ačiū. Pasiklausysim, kaip užsiveda, nuvažiuoja. Jeigu dar užsivesit tiek, nepamirškit, kad tai yra labai sena Honda. Reikia jai pagarbos. Ačiū, kad žiūrėjot. Parašykit komentarą, kokią kitą mašiną norėtumėt, ar kitą žmogų, kuris čia atsisėstų. Oi, dar visai padoriai. Yeah.